Visgi sulaukėm šeštadienio, sekmadienio. Savaitė buvo labai karšta. 32, 34 laipsniai karščio, netgi ne šilumos. Tai galvojom, kur važiuoti, nes Vokietijoje pranašavo 38 laipsnius. Tai galvojom, iškepsim čia ir tam kemperyje. Tai ar į kalnus važiuoti kažkur, tai nutarėm į Švarcvaldą važiuoti. Švarcvaldą tai visgi miškai, eglynai, šiek tiek aukščiau. Tai to karščio, ko gero, kaip ir išvengsim ir dar prie ežero sustojom. Čia kemperių tokia stovėjimo vieta, 60 vietų, daug. Einu dabar pasivaikščiosiu. Ežeras Šliugzė. Čia visai netoli, net nežinau, kur einu. Tunelis po keliu turėčiau kažkur tai išeit prie ežero link. Vieta tai labai faina. Kaina 12 eurų 24 valandos. Tai nebrangu. Privažiavimas buvo tokias šiaip sau. Vakar lijo kaip iš kibiro su griaustiniais. Tai kelio nefilmavau, labai gražus savo garsas. Aidas. Tai šiandien tikslas dviratukais. Važiuosim, čia yra vienas ežeras Šliugzė. Už 17 km dviračių takeliu veda. Titizė, populiarūs Švarcvaldo ežeriukai. Ežeriukai. Važiuosim nuo vieno ežero iki kito ežero. Dabar rytinis pasivaikščiojimas su šuniu. Išeinu su šuniu ir apžiūrau, kur aš čia galiu ką pamatyti, ką aplankyti. Vat ežeras matyti. Jeigu bus labai karšta, galbūt rasiu kur ir išsimaudyti. Čia toks išėjimas net įdomu, niekad mes čia nebuvę. Tiltelis, traukiniai. Paukščiai čiulba, Birželio vidury. Čia prieinu stendas toks, kas parašyta, 7,5 km ilgio ežeras. Oho, negalvo, kad jis toks ilgas. 1,5 km pločio, 61 metrų gylio. Aš galvau, kad jisai seklus. Gilus ežeras. Negalima čia grilinti. Su šiukšlėm, kemperių. Kemperiauti, tai palapinių statytis, išsidėti ir šunis laikyti ant biržiuko pririštas. Ant miestelis tenais, apžvalgos matau bokštelis. Oho, gerai, reikės aplankyti, po to pažiūrėsiu. 1 valanda 19, pusė valandos 19 eurų. Valanda 32 eurai. Elektriniai paplaukėti. Valanda 32 eurai. Pats miestelis, bažnyčia, Švarcvaldo ir namai tokie įdomesni. Ryte tai gaivu, normaliai. Automobilis buvo taip stipriai įkaitęs per šią savaitę, praktiškai stovint saulės. Tai vakar ir lijo, ir kaip iš kibiro, ir su griaustiniai. Tai naktį dar viduj įkaitęs, buvo gan šilta miegoti. Šiek tiek atvėsino, bet ypatingai ne, nes labai karšta. Tai šiandien visą dieną aš pasižiūrau nei vieno debesėlio, tai ko gero bus karšta diena. Tikiuosi, kad mišku važiuosim. Eglynai, tamsus miškas, tai turėtų būti gaivu. Upeliukas drumstas, iš miško teka rudas vanduo. Aukšliukės šokinėjai, matau, blykčioja tik tais. Kažką upėje, ežere, žiūrau, kokių žuvų aš čia galiu pamatyti. Čia vienais metais buvom atvažiavę, norėjau pasižiūrėti, kur čia galima pažvejoti, išsipirkti leidimą, nes nebuvau kaip ir klubo narys, tai ieškojau, kur galėčiau pažvejoti. Tai čia šiek tiek vaikščiau, žiūrinėjau, žvejų aš nemačiau. Tokiu takeliu, pasivaikščioti šunį vedžioti. Ta bažnyčia stogas labai įdomus.
traukinių stotis. Tokie nedidukai. Bet vat, jeigu pastebit, kiek dviračių yra, kiek populiaru su dviračiais. Ir mokiniai važiuoja į mokyklas su dviračiais. Ir šiaip labai populiaru. Prie traukinių stoties palieka dviračius. Ir važinėja. Tiek tai suaugę, tiek vaikai. Čia traukinių stotis, kurią minėjau. Statelė. Tokia simpatiška traukinių stotelė. Nedidukė, tvarkinga, švarė. Gal remontuoja? Ar čia reklama laikraščiais langai išklijuoti, kaip Sovietų Sąjungoje. Tapetuodavo pirmiausia laikraščiais, o po to tapetai. Aha, čia nusipirkti bilietą. Čia esam 932 metrai virš jūros lygio, tai beveik kilometro aukštyje. O tualetai, vyrų, moterų tualetai, tvarkinga viskas. Lentelės, žalios lentelės, tai čia parodyta būtent kur dviračių gali važiuoti. Pažiūrim, ar yra mūsų Feldberg, tai čia viršūnė, man atrodo, ganėtinai aukštai Feldberg, 8,5 km. O, traukinukas iš Gėlių, koks gražus. Čia po tiltais tokie herbai, ženklai. Čia būna grafiti išpaišinėta. Čia gan padoriai, tvarkingai. Tiek vienoj pusėj ant tilto, tiek kitoj pusėj. Pati pradžia Šliukzė man patinka. Tvarkingas miestelis. Pasižiūrėsim, nes Vokietijoje Švarcvaldas labai populiarus ir turistų daug. Kažkaip mes čia nieko įdomaus nerasdavom. Pasilengvų automobilių buvom nuvažiavę. Kažkaip tai niekaip. Tai šiandien dviračių pravažiuosim. Tokį didesnį atstumą, daugiau aplankysim jau to Švarcvaldo, pamatysim gamtą ir panašiai. Tai galėsim spręsti realiai, ką patys pravažiavę, pamatę, pajudinę. Tai kai iš šeštadienio sekmadienio sulaukiam, tai išlėkiam. Netgi penktadienį nesusiruošę. Susidedam visus daiktus, kiek galim, pamirštam, nepamirštam, numojam ranką, sakom, pamiršom, apseisim kelios dienos, kad tikrai išlėkti iš namų, nes darbas namai vargina. Vargina, tai išlėkė, kažkur kitką pamatė, kemperyje. Tai tokia atgaiva. Čia didelė stovėjimo aikštelė. Kemperių vieta yra šita, kuri kainuoja 12 eurų. 24 valandos šiek tiek yra kitoj vietoj, bet ten yra turisto mokestijama. 3,50 už žmogų. Ir kaina gaunasi virš 20 eurų. Ir vietų mažiau. Susiruošim šiaip ne taip. Susidėliojam. Važiuosim. Aš į tai galvoju atvažiuosiu, tai čia bus laisviau. Iš tikrųjų, kemperių vietos aukštai yra laisva. Bet visi atvažiuoja maudytis. Čianais, tai iš tikrųjų gera vieta bus. Ir išsimaudyt. O ten, žiūrėk, Vilma, yra bokštelis apžvalgos aukštai. Aha. Šiandien tai nevažiuosi, bet rytoj ko gero. Sunku šiandien išvažiavimas buvo. Niekaip negalėjau dviračio paleisti per Bluetooth viskas interneto. Vilmai su sėdynė netiko. Tai per aukštai, tai per žemai. Kažkokias labai sunkus išvažiavimas buvo. Žiūrėsim, kaip toliau eisis. Užvažiavam dviračių parduotuvę, šalmų pasižiūrėti. Tai ko gero dviračių takelis, nes pirmiausia pasižiūrėjau, kad keliu reikės važiuoti. Tai kažkaip keliu nesinorėjo važiuoti, bet man atrodo, gal bus dviračių takelis. Smagu būtų, jeigu tokiu važiuoti keliuku, ne? Po kairį matyti Šliukzė. Gražus vaizdai. Gražu, nepažiūrėk ežeras.
To mes tolsim nuo ežero. Miesteliai, kaimeliai, Vokietijai visi gražūs. Tai. Čia tolo prie ežero. Naujai namai statomi, matyt, kad medis dar šviesus, ką tik nudažytas. Padarom miškį pertraukėlę, aš vandens atsigėriau. Einam su šuniuku pasvaikščioti. Einam šuniukas. Po mišką pasvaikščioti. Dabar gal vien tik ir mišku važiuosim. Paukščiai čiulba. Nors pavasarį jie čiulba žymiai garsiau. Bet čiulba dar ir dabar. Kilometrų nuo mūsų iki kito ežero 17 kilometrų. Pasėmėm išsimaudyti, ten glaudės, ble. Palikom. Kemperyje viską palikom. Šiandien toks rytas gan sudėtingas buvo, tai išvažiavimas sudėtingas. Gal toliau klostysis geriau, tai palikom. Čia daug žmonių dar eina pėsute šiuo keliu, irgi šito maršruto. Tai kai pamato, kad šunį vežuosiu taip, būna įdomiausia, jie džiaugiasi už šunį. Vilma kažkur atsilieka, irgi nematau. Pavės. Čia dabar važiuojam per mišką, tai Vokietijai žmonės taip mėgsta gamtą, kad net tokiuose miškuose pilnas žmonių pasivaikščiučių. Dviračiais važiuoja, pėsute vaikšto. Sakau, pašoko ant akmenų priekabą tavo. Aha, gal oro biškį per daug, gal reikėtų nuleisti. Oro nebuvo daug, bet karšta. Spaudimas padidėjo, padangos kietos. Tai mes dviračiu nuleidom šiek tiek orą, o priekabos padangos ko gero kietokos. Tai šokinė aš nematau iš tikrųjų, važiuoju. Vilma paskui mato. Mes tai daugiau šliukzės sustojom prie vandens, kad po to išsimaudyt galima būtų. O čia ne prie vandens. Nu, šiandien karšta važiuoti. Iš tikrųjų, mišku šiek tiek pavažiuoju, po to važiuoju, laukus tokius išvažiuoju. Prie ežeriukų kažkaip tai neišvažiavom, kad šunių išsimaudyti, patiem įsibrist. Privažiuosim tą Titezę ežerą. Tai manau, ten rasim kur nors išsimaudyti. O dabar važiuojam tokiu keliu. Kaip keisai, čia Lidlą privažiuojam, miškais ir Lidlas. Reikės sustot gal ledų nusipirkti, tikrai čia Lidlas. Jo. Lidlas, ir dar atsigert kažko pasimčiau, mielai. Čia geras variantas iš tikrųjų. Namų nėra, miškuose Lidlas. Geras. Ledo nenori? Norim ir ledo, ir atsigert dar pasimčiau ko nors. Stovim prie Lidlo, kažkur miškuose. Nusipirkom ledų. Padarom policuką, važiuoja dar kažkokie 8 kilometrai. Čia gonai dviračiai. Čia nais. Išsipokavo. Atsigert nusipirkom, ledų nusipirkom. Važiuosim prie kitos balos. Ledų pavalgėm, atsigėrėm, susitvarkėm. Dar iki Titezėje 6 kilometrai. Tai daugiau nei pusę kelio nuvažiavom iš tikrųjų. Tas Švarcvaldas labai gerai išreklamuotas, iš tikrųjų, sakom, pravažiavom su Vilma, tai kad kažko ypatingo nieko ir nepamatėm. Nuvažiuojam, pasižiūrėsim, gal dar kažkas bus. Prie Titezėje ir namai tokie įdomesni, mažiukės pilaitės. Aš matau, ežeras žemai prasideda, ten dešiniau. Kažkur turėsim nusileisti. Važiavom prie ežero, labai daug žmonių. Priėjimas kaip ir yra, bet nulipti sudėtinga. Akmenuotas krantas. Šiaip taip nulipau už tos, šunį dar išmaudžiau, o patiem tai neišeina. Pamiršom persirinkti.
Ežeras toks. Daug žmonių, nu jis gražus. Bet labai daug žmonių. Labai turistų pamėgtas. Jis gilus 40 metrų gylio. Vidutinis gilis 20 metrų. Šiaip ilgio 2 kilometrai. Plotis 800 metrų. Skaidrus vanduo. Prie kranto, kai braižiau, toks biškai dumblas šiek tiek. Ką biškai pasidėjom. Jei tai sunku čia, nes iš tikrųjų nusileisti sunku. Važiuojame, gal pabuvom šiek tiek prie ežero, pasižiūrėjom. Mes galvom, bus kelias, bus įspūdingas tarp Šliugzė ir Titizė. Bet kelias šiaip savo ir per mišką šiaip savo ir po to keliu, plento. Nu, iš tikrųjų, tikėjomės kažko daugiau. Tai eilinį kartą Švarcvalde, kai nuvažiuojam, kažkaip mes čia nusivėlėm. Dar nieko čia neradom. Aišku, karšta, tai kalnuose esam čia bent Šliugzė beveik kilometro aukštyje. Tai to tokio didelio karščio nėra. O šiaip tai 36-38 laipsniai atpranešinė, nežinau kaip bus iš tikrųjų. Bet šiek tiek pabraidžiau, šunį išmaudėm. Šlapį rinkišau šitoj būdelį. Važiuojam atgal. Aplink šį ežerą nevažiuosim. Gal važiuosim Šliugzė, gal ten išsimaudysim. Tai iš tikrųjų grįžtam tuo pačiu keliu. Padarėm ratelį, pasižiūrėjom. Čia yra tokia maudymosi vieta. Čia ko gero mokama patvora prie tvoros. O kur tvoros nėra, ten nemokama. Žmonių daug, labai žmonių daug. Tiek stovėjimo aikštelės mokamos, kas be ko. Pilnos praktiškai. Matau, pilnutėlės nėra, kur statyti mašinų net. Ir prie ežero žmonių daug. Tai visgi Lietuvoje, ežerų krašte, tai visai kas kita. Ten pasirinkimas didelis. O Vokietijoje to nėra. Tai iš aplinkinių ir atvažiuoja. Miestų, miestelių. Taip atrodo Titizė šiek tiek nuo aukščiau. Turistam laiveliai kursuoja. Kainas nežiūrėjau. Kitoj pusėje kempingas, kaip matau. Jie pilni ir žiauriai brangus. Pasižiūrėjau 50 ar 60 eurų. Tai dar nedaugiau. Tai pasirinkom dar, aš galvojau, apvažiuoti aplink ežerą. Bet kelias labai neaiškus. Tai nutarėm grįžti atgal. Norėtųsi išsimaudyti, karštą. Gal važiuojam prie Šliugzėje, kur sustojom, kur mūsų kemperis. Ten galbūt ten išsimaudysim. Maudymukus pamiršom. Tai nesimaudim. Važiuojam, Vilma nuvažiavo, reikia ją vytis. Šuniukas, viskas tau gerai? Viskas gerai? Nekaršta? Važiuosim. Taip, mes su šuniuku viskas. Sėsk, važiuojam. Sėsk į savo vietokę. Jam nekaršta, manau. Vejamės Vilmą. Čia matau, ežeras baigėsi. Švarcvaldo tokie namai savotiškai irgi stogai. Ne čerpiniai, o iš medinių plokštelių kokių tai. Kaip žievių kokių, kažkas panašaus. Gal važiuojam bent jau tokiu kaip dviračių takeliu, nors ne dviračių. Bet bent jau ne keliu. Gražus vaizdai atsiveria. Važiuojam ant kalno vis dar. Čia koplytėlės tokios padarytos. Po dešinį. Atrodo kaip naujo. Gal atnaujintos. O namai kitokie. Kitokie namai. Netinkuota, stogai kitokie.
prašau, vandenukų gerk. Nenori Vandenukų? išsimaudęs. Pakiš jam panosys, nematau. Jis geria. Nori vandenukų, nenori, jis nusisuka ne. Jis išsimaudęs šlapėmis inkišom. Aš nusiprausiu už tai šunio vandenį. Važiavom. Kažkur tai gyrybiškų kelių nusuko ir šiaip kelių, tai dar prastesnių. Kažkokius tai. Švarcvaldas mum nelimpa. Kai mes tik atvažiuojam į tą Švarcvaldą, kažkaip tai nieko mes čia nematom. Išreklamuota tai labai puikiai. Tie ežeriukai galbūt mašiną atvažiuoja pasimaudyti. Kai didelio pasirinkimo Vokietijoje nėra, gal dar ir nieko, bet... Kažkas tai ne mūsų. Ne mūsų tas Švarcvaldas. Pasikeičiau akinius Vilmos paėmiau. Ar šalmas nuspaudžia, ar akiniai. Kažkas įsispaudžia taip stipriai, kad blinkelis. Ką čia ta navigacija mus atvedė. Ir vedė ne tik mus, ir kiti su dviračiais važiavo. Toplyn. Tikrai Švarcvaldas. Ir visas kelias, ir visas miškas, ir juodas miškas. Tai juodas miškas, juodas kelias. Reik palaukti. Aš ten tokiais keliais išvažiavau. Miško tą keliu Vilma ko gero nedrįso. Jis pirmą kartą su dviračiu apsivožė. Tai dabar matau nusivedė. Ir jos navigacija vedė taip, ir mano navigacija vedė taip. Ir prieki dar žmonės susitiko su šypsena, ko gero suprato, kad mes tokiais važiuosim. Tada su priekama, o šuo tai miega. Mes jį užknisom, pavargo ko gero. Važiuojam netoli, čia liko 4 kilometrai. Nedaug jau liko, raudonė ir Vilma raudona. Porą kilometrų. Stovi gėlės tie. Čia kokia juodoja eglė. Varpeliai gražus. Ir miškas toks tamsus, ne tik eglynai, bet jis mišrus su lapuočiais. Bet juodas tikrai. Kaip džiunglės. Ir važiuoju taip sudėtinga ir važiuoti juo. Ir kelias blogas kartais išvažiuoju tai. Pasimėm dar tą priekabą, kur ant dviračio vežiojomės. Uždėjom ratuką, reikia pasižiūrėti, nes šuo paeina 100 metrų ir viskas, jisai jau lėkuoja tikrai. Tai, kad jį nenešioti ir netampyti, tai vežimuką įsidedame. Tai ko gero lengviausia bus vežiotis, o jeigu dar į miestą įeinam, tai su šuniu labai sudėtinga. Jis niekur nemato, atsitrenkinėja į kojas. Ant rankų jo irgi neprinešiosi, tai variantas vežimuką sodinai ir vežioja. Čia prieinam irgi kaip gėlių saloj, o kiti Ambodinze ežero yra. Iš gėlių padarytas paukštis, čia povas ko gero. Į kalnelį. Tiek karšta. Jo, sakom. Ten balandžiai vaikšto, už kokių 4 metrų. Katinas apsivožęs guli. Karšta, jeigu neturi gaudyti nei balandžių. Mes puškojam į kalnelį. Parašyta vanduo negeriamas. Mes negersim vandens, nesiruošiam. Restauruoja. Stogas tai naujai dengiamas, matau. Šviesus dar. Jo, čia kaip ir bažnyčia, bet tokia įdomi. Čia gal jisai dar sukasi? Jo, dar sukasi. Pats nesisuka, įsuk. Turėtai. Vilmos belaukdamas dar aš ir pažaisiu.
Ir tuo stogą dengia, tai stogą dengia medinį. Iš tokių tošų, iš tokių lentelių. Dar lentelė parašyta, kad čia yra antis. Kam neaišku. Tai va, mes dar Švarcvalde, sekmadienis. Turim geros pusėdienos. Šiandien nutarėm apvažiuoti šitą Šliugzė ežerą. 17-18 km kažkur aplinkui. Čia labai daug žmonių suvažiuoja pilna stovėjimo aikštelė išsimaudyti, nes čia netoli krantas. Jau dabar pradeda važinėti. Mes važiuosim aplink ežerą, gal rasim kur nors kitoj pusėje išsimaudyti laisviau. Tai vakar maudimukus pamiršom. Tai šiandien pirmiausiai juos pasiėmų. Vilma šunį supakavo, dviračiai paruošti. Lėksim, pasižiūrėsim. Gal kažką dar pamatysim. Vakar tai kažkiek tai nusivylim tau Švarcvaldu. O čia davažiavome kiti teisėje. Miškais, kelmais. Tokio normalaus dviračių takelių nebuvo. Tai išreklamuota puikiai. O važiuoti buvo gan sudėtingai. Nu, tikrai ne dviračių maršrutai. Šiandien pasižiūrėsim. Ryte dar ne karštas, smagu važiuoti. Važiuosim palei ežerą, bet čia taip laisvai nenusileisi, kadangi traukinys atkerta prieėjimą prie vandens prie ežero. O čia šiek tiek gražesni vaizdai, kai vakar važiavom. Čia toks patekimas į namus, kaip kokioj saloj, pusiasalį. Traukinys skiria, tai tiltas padarytas. Čia kavinė kokia, restoranas viduj. Kaip ten tos mašinos patenka? Geras klausimas. Yra mašinos? Kažkur tunelis gal yra. Kaip tas mūsų šuva. Čia ko gero ne ežeras, gal čia yra užtvanka. Nes aš galvoju, kad čia yra ežeras, bet aš matau betoninis statinys taip kaip užtvanka. Čia jau sekli pusė, kiek matau. Šiandien kažkaip tai smagiau pradėjom riedėti. Vakar labai sudėtingai buvo, daug problemų. Kažkokia tai diena buvo šiaip savo. O šiandien kažkaip smagiai susitvarkėm, susidėjom su šypsena. Ryte susiruošėm, išvažiuojam. Visai kitaip šiandien pojūtis ir kelias neblogas, dviračių takeliu važiuojam. O ne kažkur tai miškais dviratį tiesiog tempi arba jis tave tempia. Tai čia aš manau ne ežeras, o yra užtvanka. O netgi matyti betoninis statinys. Tai užtvankoj prie krantų nelabai prieisi, nes dirbtinai sukelta, tai prieimų tikrai prie ežero, prie vandens nebus daug, manau. Privažiavam prie užtvankos, eisim šunį išmaudysim. Tai kaip aš skaičiau, čia 60 gal metrų gylio. O tiksliai neatsimenu, 40 ar 60. Tai čia visgi užtvanka, aš kažkaip galvojau, ežeras Švarcvaldo, ne velnio. Kis betoninis pastatytas. Tai pažiūrėsiu, kiek užtvanka užkelta. Rašė 28-29 metrai. Čia tokia užtvanka. Tai visgi gal ir buvo ežeras kokius nors. Ir ant ištekėjimo dar užtvenkė, kad dar aukščiau vandenį pakelt. Bet tai nesvarbu. Iš tikrųjų pasakyti dzin, visai neaktualu. Važiuosim aplinkui. Dar šunį išmaudysim, kad neverktų visą kelią man. Aš ten cibrisiu su tapkėm specialiai. Nes čia krantas tai toks
šlykštus ir blizga kaip stikliukų, akmenys. Nu, toks labai nekoks. O vanduo irgi dumblo. Geras vanduo. Wow. Ir plaukia, ir geria. Sušlapau. Ateik vandenuką. Taip. Na. Gal rasim daugiau tokių vietų? Tai? Gal. Kavinukės prie ežeriuko. Iš pačio ryto alaus galima. Gal ir nieko. Jei toliau pakely rasim, tai tada gal sustosim ir mes. Koks namelis iš malkų. Ten iš tikrųjų sandėliukas viduj. Ir paprasčiausiai apipavidalinta išorė. Įdomiai. Man atrodo, tokiu takeliu ir važiuosim aplinkui. Nu, aplinkui šį ežerą takelis visai nieko. Toks įdomus, smagus, gali pažioplinėti. Daug pasivaikščiojančių šiuo takeliu. Šlaitas tai šiaip sau. Iš karto skardis ir kokie daugiau nei 10 metrų slengstis ir vanduo, ežeras. Gali numainuot. Nei tvorelių, nieko. Nors kelias platus. Čia dar sustojimas. Vat kitoj pusėje žymiai fainesnis ežeras. Į prieimų yra. Ypatingai daug nėra, bet yra. Ir sustojimų, ir jaunimas. Po vakarykščio ko gero išgriuvęs ant suoliuko, bet tylu, ramu. Čia ir išsimaudyti, manau, galima. Toks prieimas, nu, faina. Salintas smagu paplaukite, skaidrus vanduo. Nu, turėsim omeny, sekantį kartą, jeigu ir sugalvosim atvažiuotai, reikės pasimti lentas. Einu paimsiu šunį dar kartelį išsimaudysim. Tiksliau šunį išmaudysim, ne pats, štai įsibrenda. Ir po to važiuosime šito ežero, nežinom, kur vėl galėsim prieiti prie vandens. Paukščiai čiulba. Į kalną. Koks įdomus apvažiavimas apie ežerą. Bet Vokietijoje erkių žiauriai daug. Šunį tik tais nusivečiau, kiek tenais 10 metrų. Ir iš karto erkė į nosį jau bandėsi įsikabyti. Iš tikrųjų, šiek tiek nuo takelio nusukė ir erkės laukia. Vokietijoje jų tikrai daug. Daug. Taip. Daug pėstute vaikščiojančių. Labai puikus kelias, kodėl nepasivaikščiot, ne? Ir vaizdai atsiveria. Tai nori žmonės šiek tiek, aišku, plačiau eiti, bendrauja kelyje. O mes dviratininkai jiem trukdom, tai paskambinam, padėkojam, kad praleidžia. Jie irgi sako, prašom. Ir vėl. O sekantį Vilmą važiuoja vėl bamtelna ir juokiasi, kad vieni kitiems šiek tiek trukdo. Bet nepyksta. Bėgiojančių, einančių, sportuojančių, dviračiais važiuojančių. Tikrai daug. Tikras kaimas ir jau privažiam čia. Kaimų kvepia gyvuliais. Toks sustojimas pusiaukeliai. Toks namas. Švarcvaldo gražus. Pasižiūrėsim, kas kiek kainuoja. Pavardysiu. Tai
Salotos 7,50, sriuba mažiukai 7,50. Kas čia dar? Čia kas pavalgyti. Aperolis 7,80. Kainos ganėtinai nežemos. Tai šį rytą mes pavalgę iš tikrųjų, dar galvoju alaus, bet tiek to. Važiuosim toliau, nes šiandien dar ir grįžti reikia iš tikrųjų į namus. Dar neaišku, kur važiuosim, kur nuvažiuosim. Važiuojam toliau pasivažinėti. Šiandien iš tikrųjų tikslas jau apvažiuoti apie ežerą šiek tiek pusdienį. Turim kaip ir laisvo laiko, po to susiruošti, važiuosim link namo. Sekmadienį visada tokia paskutinė diena. Dargi šiek tiek grįžti reikia. Dar nežinom, kiek mums važiuoti reikia aplinkui ir dar koks kelias bus. Bet Švarcvaldas, nuvažiavom, kaip sakoma, aplinkui jau pusę kelio nuvažiavom, tai įskaitytas. Gražus kelias, patogus dviračių važiuoti, pėstute. Prie vandens dar yra priėjimų. Liuks, neblogai. Čia mes pastebėjom, su lentom perplaukė iš kitos pusės, nes ten sustojimai, parkavimo vietos miesteliai. Perplaukė į šitą pusę ir kadangi nuo šito kelio nėra labai daug priėjimų, įsikūrė, perplaukė šitoj pusė. Jie ir maudosi, ir čia deginasi. O tokį variantą jie suradė, vokiečiai. O šitoj pusėje mes važiuojam keliu, kelias prie pat, bet prieit prie vandens tik tais viena kita vieta yra. Taip sudėtingai nusileisti. Ir čia statyti mašinų negalima šitoj pusėje. Dar klausimas, ar važiuoti galima. Nes ir mašinų viena tik tais kita pravažiuoja retsykiais. Kiek čia daug žmonių susitinkam. Einančių. Žiauriai daug žmonių. Su vaikais. Įkalbina ir vaikus pasimti. Su savim. Jo, tai jie turi va čia kažkur tai kitam gale ežero parkavimo vietos, pasistato mašiną ir su visais daiktais, kas su kuprinėm, kas vežimukais dideliais. Vežasi visus daiktus, pavalgyti, atsigulti, lentas paplaukioti ir eina ten, kur žmonių mažiau. O čia, aš matau, yra ežero pradžia, nes čia įteka upelis ir parašyta didžiausia lenta. Privatu. Čia tokia vieta. Ir Jo, užtvanka padaryta, vanduo pakeltas, tai uždumblėja, tai nenatūralus ežeras. Sakau, gal ir buvo kažkoks ežeriukas, bet jis dirbtinai užkeltas. Dirbtinai užkelta užtvanka parodyta buvo 28 metrai. O gylio čia ar 40 ar 60, tai gal ir buvo ežeriukas. Pravažiuoja, kas turi raktus, matai? Jo, čia privatus kelias, dėl to ir nėra ten mašinų. Nu ką? Važiuojam link kemperių vietos, apvažiavam praktiškai ežerą, liko dar ketvirtis. 5 kilometrai mums teliko dviračių takeliu. Šuniukas išsimaudė, mes pasėmėm išsimaudyti, bet aš net nesukaitau kažkaip tai. Visi su tom mašinom. Jo, čia su lentom. Nusekantį, kad žinosi. Susiranda vietas tada. Tai, matyt, vat kitoj pusėje. Perplaukia, kas pėstute nueina ir kitoj pusėje susiranda vietas. Atvažiavus Šliukzėje, tai Švarcvaldas, čia Titizėje, Šliukzėje, nedaug ežerų yra tam Švarcvalde, tai jeigu dviračiais pasivažinėti, tai patarimas aplink Šliukzėje pavažiuoti 17-18 km. Puikus kelias, iki Titizėje, kaip matėt, šiaip sau buvom nusivylę, kelias labai prastas. Tai jeigu ir patys Vokietijoje būnat ar
Baden-Württemberge ar Bayerne, parašykit, patarkit, kur dar pasivažinėti mes galėtumėm, dviračių takelį, ką pamatyti. Mums irgi tai įdomi informacija, nes patys, ką randam, ten bandom važiuoti, bet norėtųsi ir iš jūsų kažko. O, čia čiut nepralėkiau. Bet pasakodamas jums nugrybavau. Kažkur tai nuvažiavau, kur nėra išvažiavimų. Būna ir tai. Šiek tiek grįžtu atgal, nepataikiau dviračių takelį. Parašykite irgi komentaruose, ką mes galėtumėm aplankyti. Būčiau dėkingas už patarimus. Tai atvažiavom į kemperių vietą. Tai apie pietus, kiek būna mašinų, jau pristato. Žiauriai daug. Visur užstatyta, kur tikrais vietos yra. O kemperių vieta, ten laisvesnė, ten lengvos mašinos nestato. O čia visi suvažiuoja, nes prie vandens prieit galima arčiau. Tai, užstatyta viskas. Tai ruošiamės, važiuosim namo.